Tai yra naujasis ERLA multiterminalas, naujas produktas, kuriame galima sujungti net iki 6 skirtingų įrenginių. Už manęs matote 4 versiją, kurioje yra savitarnos dulkių siurblys, oro kompresorius, Tornador antgalis ir padangų blizgiklis. Papildomai galima įsigyti ir padangų slėgio kompresorių bei salono kvapų aparatą. Tai visiška naujovė, visiškai unikalus produktas, jokie kiti gamintojai nieko panašaus nesiūlo ir negamina. Šis produktas rinkoje prieinamas nuo šių metų. Latvijoje jau įrengtos ir pirmosios įrangos. Vienas didžiausių mitų apie dulkių siurblį yra tas, kad jis nėra pakankamai galingas. RLA dulkių siurbliuose čia specialiai yra įraktos apėjimo angos, kurios padeda dulkių siurbliams nesudaryti vakumo. Tai reiškia, kad klientas siurbia savo automobilio sėdynės ir susidaro vakumas, o kiti dulkių siurbliai realybėje nieko nesiurbia. Šios apėjimo angos pagerina siurbimo galią ir efektyvumą. Tornador antgalis yra unikalus tuo, kad jo galima valyti tiek sėdynės, tiek kilimėlius, tiek visas kitas sunkiai pasiekiamas vietas dėl besisukančios oro srovės. Į oro srovę pridedama visai nedaug valymo priemonės, kuri padeda valymo procese, taip pat ištirpina nikotiną automobilio salone ir pagerina automobilio kvapą. Didžiausia problema su audinio kilimėliais yra ta, kad siurbiant dulkių siurbliu jūs pašalinate tik viršutinį sluoksnį, maždaug 20% visų nešvarumų esančių kilimėlyje. Dėl Tornador antgalio ir besisukančios oro srovės jūs galite išvalyti net ir giliausius nešvarumus, juos iškeldami į kilimo paviršių, o tada su dulkių siurblio pagalba išsiurbti visus susikaupusius nešvarumus. Oro kompresorius, kuris skirtas visų pirma tam, kad išvalytumėte visas sunkiai pasiekiamas vietas salone, dulkes ventiliacijos angose, tarp sėdynų, centrinėje konsolėje, aplink radiją. Taip pat daugelis jį naudoja nupūsti perteklinį vandenį nuo automobilių, nuo veidrodėlių, nuo durų tarpų, rankenų ir taip toliau. Dar viena unikali šios įrangos funkcija – padangų blizgesys. Kaip jau pats pavadinimas sako, viena iš galimybių atnaujinti padangų gumą ir jų spalvą. Viduje naudojama priemonė yra silikoninės bazės ir be dažiklių. Be to, papildomai šią priemonę galima naudoti ir ant plastikinių detalių tiek išorėje, tiek automobilio salone, taip pat ant durelių gumų žiemą. Vienintelis dalykas, kurį reikia atsiminti, šios priemonės negalima naudoti motociklams, nes dėl saugumo sumetimų jos negalima purkšti nei ant sėdynių, nei ant padangų, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.